Labą dieną. Norėjau pasišnekėti apie santykius, apie moters ir vyro santykius, apie materialų žmogaus turėjimą ir dvasinį pasaulį. Kaip sakyti, žmogus vertina ir labai vertina pats, ką užsidirba per savo gyvenimą, ką patyrė, ką užsidirbo, ką nusipirko, kokį daiktą. Jis labai vertina šitaip. Tačiau ne visuomet. Kai tas daiktas, materialus daiktas atsibosta, jau praeina kiek laiko, galbūt ir nebeįdomu darosi, nuobodu, keičiasi ir mūsų charakteris, galbūt užeina ir slogios mintis, ir nuotaikos, ir pasidaro nebeįdomu. Nebeįdomu atrodo ir nebereikalinga. Žmogus labiausiai vertina tai, ko jis neturi. O ką jis jau turi, ką Dievas davė jam per gyvenimą, tai jis jau ir nelabai vertina, bet ko neturi, to jis nori. O be to, svetimas daiktas ar svetimi pinigai yra netaip vertinami, negu užsidirbami paties. Pavyzdžiui, kai dovanoja pinigus motinos vaikams ar kaip padeda ir nelabai vertina, bet užsidirbęs savo turėdamas, jis labiau skaičiuoja, reikia sudarinėti sąskaitas, skaičiuoti, užsirašyti, skaičiuoti, kiek išleidai per dieną, kur išleidai, kam išleidai, viską reikia skaičiuoti. Ir nesvarbu, kiek žmogus turi tų pinigų. Gali jis ir mažiau užsidirbti, bet jis būti ir turėti mažiau tų pinigų, pavyzdžiui, tik santaupų neturėti, tik algą gauna ir jis išvažiuoja į Palangą ar kur nors, kaip sakyti, bet būna labai patenkintas, būna smagus, patenkintas ir džiaugsmingas. O gali ir daug turėti, bet jam vis negana ir negana. Kaip sakoma, ne tas žmogus turtingas ir laisvas, kuriam vis negana, ne tas, o tas žmogus turtingas ir laisvas, kuriam visko pakanka. Ką jis turi materialaus ir kiek jis turi, kad ir nedaug turi, bet jam pakanka, jis džiaugiasi tiek, kiek turi, dėkoja Dievui, padėka Dievui. O padėka Dievui atneša, dar duoda daugiau tų dieviškų malonių. O kas buvo apie materialius dalykus pakalbėjau, dabar apie dvasinius dalykus. Dvasiniai dalykai, tai jų nenusipirksi. Čia reikia išsiugdyti juos, turėti išminties ir jų nenusipirksi, kaip sakyti, nei meilės už jokius pinigus, nei pagarbos. Čia reikia jau tuos dvasinius dalykus išsiugdyti. Čia yra svarbesni dalykai dvasiniai negu materialūs. Žinoma, gyvename tam pasaulyje, dar ne kažkur danguje, ne name pasaulyje, gyvenam ant žemės, tai mes esam apsupti žmonių, su kuriais turim bendraut, sąveikauti ir daiktai mums būtini, daiktai reikalingi, ir šiek tiek komforto, ir šiek tiek, kad būtume patenkinti, kad būtume laimingi. Tačiau laimę turim susikurti patys. Ir dvasinius dalykus, ir materialinės, moralinės vertybės, kokios yra moralinės vertybės, mūsų mintis, mūsų jausmai, mintis taip pat prisideda prie dvasinių gerų dalykų,
kaip yra gėris ir blogis, yra blogos mintis, juodos mintis, blogi darbai, geri darbai. Ir tačiau vyrai turėtų ir žinoti, kad gražios moteris nebūtinai yra tik tai į lovą, bet jos yra taip pat gali būti ir graži, ir gera, ir išmintinga, ir protinga. Ir nereikia jų bijoti, ir nereikia jų laikyti kaip lengvabūdiškų moterų. O taip pat stiprios moteris nereikia bijoti nei stiprių moterų, nes stipri moteris dar daugiau laimėsit gyvenime, nes ji palaikys jūs gyvenime, turės kantrybę išgyventi su jumis, palaikys gyvenime sunkiomis akimirkomis ir nereikia bijoti ir juoktis iš tų gailestingų ir gerų moterų. Nes gailestingumas taip pat labai daug turi, yra vertybė ir taip pat gailestingumas visą laiką paguos žmogų, o ta bėda, jeigu kitas žmogus nevertins viso to, ką kitas žmogus padarė dėl jo, tai jau čia jo problema ir, kaip pasakyti, skirtingi yra žmonės. Ačiū už dėmesį, geros, gražios dienos.